Turėjau snarglį. Žalias gyvulys, slidus, žaltys. Gerai, kad ko nejaučiu. Biški, aš esu užkimęs, sergantis. Čia nežinau, kaip šitą bičą vadinti. Iš moto raudo susirašėm, sakom, pralekiam ratuką. Net nepažįstu, net nežinau vardą. Oh my god, ten paketas pagal viną. Sakom, reik praliekti šiandien, video kažkokį padaryti. Kažką tai. Šiandienos vlogą iš visą žadėjau daryti, kaip važiuoti motociklu. Gal dar išeis šiandien blemą padaryti kažką tai? Nepaklausiau, kaip kebra važiuoji. Ar lent tarp juostų, ar ne? O iš tikrųjų, kaip jūs galvojat? Ar tarp juostų važiuoti yra gerai? Gražus žioks, o ne? Duok Rapovičiai, reikės kažkada padaryti vidosiką jo. O aš dar šalmo net neužsisėkęs, važiuoju, plevesuoju man šniūrai. Eliksas sugriuva. Sakau, susitinkam 1 valandą cirkal. Parašiau kavai. Sakau, davai susitinkam, sako, negaliu. Nu, bet sako, gal dar spėsiu. Nu, bandysim. Bandysim kažką papilmuoti įdomesnio. Aplamai šiandienos video turėtų būti, kaip važiuoti motociklu. Šemba. Ačiū už komentarą. Šiaip aš... Nu... Irgi garsiai. Į dešinę! Aš pats nemoku važiuoti mocu. Dar aš turiu kitus mokėti. Nu gerai, pamokysim. Nuvažiuosim dabar, padarysim moto... Kaip pradėti važiuoti motociklu. O Jėzau. Ir jūs nesivaikykit kažkokių tai madų, grožių ar galios. Pirkit mocą vien dėl to, kad pasistatyti jį, žiūrėti ir po to Instagramą nuotrauką įsikelti arba TikToką video padaryti. Nebūk influenceris ant baiko, būk baikeris. Ne, nu, dar geresnis bičas. Drąsus žmogus. Gerai, iš karto papasakosiu, kaip reikia stabdyti su motociklu. Nes pradžioj, dabar čia toks biškelį atgal laiko tarpas. Dabar biškelį atgal. Kai važiuosi su motociklu, yra stabdžiai priekiniai ir yra su koja dešinė galiniai stabdžiai. Tai kol važiuoju, greitai aš parodysiu, kaip stabdyti. Šiaip
Esu matęs, kad stabdo vien tik su priekiniais. Esu matęs, kad stabdo vien tik su galiniais. Šiaip pagal viską reikėtų stabdyti su priekiniais stabdžiais. Stabdai su priekiniais ir po to prisidedi švelniai su galiniais stabdžiais. Ir tada spaudi iš karto abudu stabdžius. Kaip pavyzdžiui, ar būtina išminti sanko prieš stabdant? Ne, niekada, kaip ir su mašina, jūs nestabdot, išminat sankabą. Nu, esu matęs daugelis taip daro, bet, nu, pagal visas taisyklės, pagal visus saugumo standartus, nežinau, kaip čia pavadinti. Nu, galima išminti sankabą ir stabdyti, bet tada motas prarand stabilumą, nes vis tiek pavarą įjungta, sužeminam pavarą geriausiai. Iš viso su pavarom geriausiai ir stabdyti kiek įmanoma. Taupom stabdžius. Labas, nesisveikin net su manim. Nu davai. Biški šalt, kai važiuoji, paspaudėsi. Da, man pas mane kiaurai, žinai, pučiu. Blėt, jaučiu gerai tave žinoma, ne? O, kiaurai, sakau, eina. Tas šilumos daug nėra, jeigu be saulės, žinai, čia būtų... Kaip tave vadinti? Aurimas. Aurimas? Jeigu pasakiau. Gerai. Tai tavo vardas? Praudas. Nežinau net nuo ko pradėti. Kaip reikėtų išmokyti žmogų vairuoti motociklą? Iš vis kiek... Pirmą dviračių išmok važiuoti. Va, teisingai. Visų pirma dviračių. Jeigu jau geriau mokys dviračių važiuoti, tada jau gali pirkti kažkokią tai pyrdą. Jeigu ratus dviračių neišėjant, tada... Jau. Pravyksiu dviračių važiuoti. Tai va, jeigu vienkės nemokosi dviračių, tai su motociklu tuo labiau nekelk. Šiandien atvažiavom į Šiaulių areną pamokyti jumis vairuoti motociklą. Čia turim dvi išskirtinės mašinas. Kawasaki ZX-10R, ane? Kiek kilovatų pas tave? 1.8. 1.8. Nice. Nu, kada nors padarysim video, kada prisiregistruosi, padarysim video. Kada legalus bus. Kada legalus ir dabar yra, bet pravažiuosim. Šiaip aš turėjau tokį baltą. Nebuvau nei kartą vlogą padaręs, bet aš manau, kad bus dar progų padaryti su tokiu kava žiogu. Šiaip fainas mocas. Ok. Tai vat, kaip ir Aurimas sakė, reikėtų pirmą išmokti dviračių važiuoti, po to motociklai turi patikti. Nėra čia kažkoks tai susisiekimo transporto priemonė nuvažiuoti iš tašką A į tašką B. Reikėtų motociklus visų pirma mylėti ir norėti su jais važiuoti. Kaip ir sakiau, ne dėl to, kad Instagrame pasivaidenti, ne dėl to, kad kažkur tai istorijos įsidėti, kad aš turiu motociklą, kaip aš išsiriečiu, rodau savo gražybės, niekam neįdomios gražybės. Turi mėgti motociklą, turi mėgti važiuoti su juo. Ir čia ne pirmo būtinumo prekė. Mocas yra gyvenimo dalis. Tai įsileiskit jį, pamėkit, neskubėkit su galingais motociklais, apsižiūrėkit, koks jums stilius labiau patinka. Pabandykit su visokiom klasėm, su streetais, su sportais, nes kitiems tai sėdėsena nepatinka. Nusipirko galingą, brangų, gerą motociklą ir jo neišnaudoja, kaip aš važinėjęs mieste. Su 1000, o šiaip galėčiau su motoroleriu važinėti. Bet žinai. Tai va, nuo ko tada pradedam. Kaip ir visuose motocikluose, dažniausiai užkūrims, nuo ko mes pradėsim. Čia turim motociklą, čia turim 2 motociklus. Abu jie biški skirtingi, bet ir viskas vienodai. Tai žodžiu, pradėsim nuo motociklo elementų. Kaip ir mašinoje, taip ir moce yra sankaba. Aš nekalbu apie automatinius pavardėžės motorolerių. Sankaba yra čia. Sankabėlė yra čia. Gazas yra čia. Akseleratorius. Nevadinsiu akseleratorium, nes nemoku aš taip gražiai lietuviškai šnekėti. Čia yra stabdžiai. Čia yra priekiniai stabdžiai. Motoroleriuose būna 2 stabdžiai. Čia ir čia. Bet bėginėse motociklas yra
sankaba, stabdžiai. Stabdžiai yra ir su koja, va čia va, galiniai stabdžiai, kaip ir sakiau praeitam pradžioj. O kaip stabdai? Su abiem stabdai? Su abiem, ne? Pirmą priekinį, po to galą pridedi. Ar iš karto apspaudi? Iš karto vienu metu, ne? Su koja vis tiek gaunas, man atrodo, tas toks biški vėlesnis. Vėlesnis, nes priekį pradedi, kad negaudytų. Blembas narglys bėga. Ir yra bėgiai. Bėgių kojelė. Yra 6 bėgiai, yra 5 bėgiai, yra 3 bėgiai. Dažniausias variantas yra 6 bėgiai. Tai vat kaip yra. Ir pas kolegos motociklą. Sankaba, priekiniai stabdžiai, galiniai stabdžiai, bėgiai. Bėgiai motociklos junginės į apačią. Tai yra pirmas bėgis, čiut į viršų laisvas bėgis, indikatorius atsistoja ties N raidę, pradeda šviesti, tada motociklas dirba ant laisvų apsukų. Ir tada vėl 2, 3, 4, 5, 6. Aišku, visi bėgiai junginėjami su sankaba. Išmini sankabą, jungi pirmą bėgį, atleidi palengvą sankabą, motociklas pradeda važiuoti. Nori jungti laisvą bėgį, išmini sankabą, čiut į viršų paspaudi ir įsijungia laisvas bėgis. Ir taip pat į apačią. Jeigu nori nusimest pavarą iš 6 į 5, į apačią, kol pasieki. Bet prieš tai reikėtų apsižiūrėti prieš važiuojant motociklą, ar nebėga kažkokie tai skysčiai, pasižiūrėti, ar tvarkingi stabdžiai, ar šakės nebėga, ar variklis neleidžia skysčių, tepalų, ar vairas stabilus, apsižiūri visus mazgus, kaip ir lėktuve. Tai vat apsižiūri motociklą, ar visas švarus gražus, ar visi mazgai dirb, ar galima su juo važiuoti ir tik tada užvedi. Dabar. Motociklas niekada neužsikurs iš raktelio, kaip su mašina. Raktelis reikalingas jungt masiai, arba užrakint vairą. Vairas užsirakint dažniausiai į kairę pasukam, visą vairą į kairę pasukam ir raktelį į kairę. Ir vairas užsirakin. Pasukam raktelį, įsijung degims. Būtinai pasižiūrim, kad kill switchas būtų išjungtas. Nes motociklui masę nujungia šitas raudonas mygtukas, kill switchas. Tu su rakteliu mūsų neužvėsi. Lygiai taip pat ir pas kolegą. Vat. Gerai, kad turim šiandien 2 skirtingus motociklus. Galiu? Galiu. Pasukam raktelį, įsijung degims, išgirstam sirbliuką. Bzzt. Kill switchas nieks neveiks, bandom kurt nieką. Veiks. Tai va lygiai taip pat visuose motocikluose. Labai dažnas motociklas turi tokį pat principą. Ir karštais narglys bėga, blemba. Tai pasukam raktelį. Įsitikinam, kad motociklas yra ant neutralios pavaros. Gali būt, kad ne ant neutralios, mes jo neužkursim tiesiog. Kiti motociklai su sankaba užsiveda. Bet kadangi yra N, nieko nebus. Netgi kojelė, kai yra kiti neužsikurs. Tai susirandam neutralią padėtį. Užkuria motociklą. Motociklas dirb, o ne? Motociklas dirb. Galim pasižaisti su akceleratorium. Labai garsiai, ne? Galim išjungti su kill switchu. Arba galim tiesiog pasukti raktelį. Viskas. Tik nepalikit raktelį jungtą, nes pastoviai lempos būna jungtus. Dažnai motociklo lempos neišsijungia. Pas mane jos iš viso dabar neveikia kažkodėl, tai dėl to saugosim važinėjos. Tai va, ką dar? Posūkiai. Atrakina motca. Pas motca posūkiai yra tokie. Nėra lapkės kaip mašinai. Yra. Jeigu nori į kairę, spaudi į kairę, pradedi mirksėti
indikatorius, nori išjungti posūkį, paspaudi, viskas. Nori dešinę, mirksės tol, kol paspausi. Dėl to ir važiuojant spaudinėjai, kad išsijungtų posūkis. Tai va, dabar parodysiu tada, nors ir šitam motociklui lygiai tas pats indikatorius. Į kairę, į dešinę. Всё, lygiai tas pats. Taip, dabar norint pradėti suvažiuoti su motociklu, aš lipu dažniausiai iš kairės pusės, nes jisai būna pasviręs į mažesnę pusę. Nežinau, tai būtų nepatogu sėstis iš dešinės pusės, nes jisai stovi aukščiau. Aš ateinu iš kairės pusės, atsisėdu. Nepamirškim visą laiką kojelės. Kojelę nuspiriam. Всё, motas paruoštas. Įjungiam degimą. Pasižiūrim, kad būtinai N. Vieni motociklai be sankabos nesikurs, kiti kursis. Bet geriau pripraskim išminti sankabą ir užsikurti. Išminant sankabą, žiūrim, kad nebūtų kilsvičas, spaudžiam starterį. Kadangi dega N, aš galiu drąsiai atleisti sankabą. Leidau sankabą. Ir dabar pasiruošę mes pradėti judėti. Dabar kaip mes judėsim? Išminam sankabą. Galim ir pasibandyti su stabdžiu. Pasižiūrėti, ant kiek jautrums. Galim ir su koja pasibandyti. Išminam stabdį. Mocas stabdo. Gerai. Išminam sankabą. Jungiam pirmą bėgį į apačią. Švelnus trakšt į apačią. Pasibandom įjungti neutralų. Jeigu mes staigiai ir stipriai į viršų spausim, tai bus antra pavara. Va. Jeigu mes norim neutralų įjungti, švelniai į apačią. Iš antros į apačią. Taip pat, jeigu ir būna pirma pavara, spaudžiam į apačią. Tai švelniai į viršų. Va. Ir toks tas švelnums. Net nepataikau. Tai ieškom to aukso viduriuką, kad gautus neutralų. Atleidžiam sankabą ir tada drąsiai galim gazuoti. Dabar pajudėjimas iš priekį. Iš vietos, iš priekį. What the fuck. Išminėm sankabą, spaudžiam bėgį į apačią. Ir motociklas tegul dirb, jokią gazą nespaudžiam. Ir palengva atleidžiam sankabą. Ir pajusim, kad motociklas pradės riedėti. Va. Vėl išminam, mocas neberieda. Tai va, kaip aš ir pradėčiau važiuoti, tai palengva sankabą, išminam, jis rieda ir po to stabdom. Viskas. Galim ir su gazu pradėti važiuoti. Jeigu kažkoks kalniuks, kaip ir mašinai, lygiai tas pats. Biškį gazą palaikom ir atleidžiam sankabą. Lygiai taip pat. Tai tiesiog riedam be gazo, palengva, ir dabar lygiai taip pat kaip su dviračiu. Kadangi mano motociklo pavaras gan ilgas, tai gan greitai važiuoju. Lygiai taip pat kaip su dviračiu. Mes norim pristabdyti, spaudžiam stabdį, bet atsiminkit, kad pavara įjungta. Labai švelniai akceleratorių spaudžiam, sukam rankeną ir mocas pradeda važiuoti. Išminam sankabą, mocas pradeda riedėti. Truputėlį į viršų ir randam neutralią padėtį. Viskas, sustojam. Viskas, jūs mokat važiuoti motociklu. Va ten matau, toli bičas mokas irgi motociklu važiuoti. Dabar kaip su pavarom, lygiai tas pats su mašina. Išmini sankabą, atleidi ir važiuoji. Lygiai tas pats. Nori jungti antrą pavarą, išmini sankabą ir bėgio kojelę spaudi į viršų. Tai va, apsisukam, pagazuojam, išmini sankabą į viršų kojykę, op, mes jau antroj pavaroj atleidžiam sankabą ir toliau važiuojam.
Nori nusimest pavarą, išmini sankabą ir koją į apačią. Pirmą pavarą. Ne visiems motociklam yra pavarų indikatorius, bet jūs turit jaust, kada pirmą pavarą, kada antrą pavarą. Jeigu jūs mokysitės važiuoti, jūs nesimokysite važiuoti su Britva. Britvai reikia greičio. Dėl to taip greitai viskas vyksta. Aš jau pradėjau gražiai šnekėtis. Vat man netgi ant pirmos pavaros važiuojant iki 20, man jau motociklas pradeda trūkčiat, nes trūksta greičio. Tai ir tada žaidžiame su sankaba. Jeigu nereikia greičio, tai spaudinėjom sankabą, išminam. Minkom sankabą tol, jeigu nereikia greičio tiek, kad galėtum važiuoti lėtai. O ten mokos bičias važiuoti. Išminam sankabą, atleidžiam ir važiuojam. Viskas. Stabdom pirmas su priekiniu stabdžiu, o jeigu greitai važiuojant, reikia ir atbulinį jungą, ir galinį stabdį jungą. Viskas. Radom N, motociklas riedėt pradėjo, sustojam, užgesinam. Kojelė. Viskas. Ką žinau, papasakojau, ką daugiau galima papasakoti. Ką turėtum pridėti? Praktikas, nu. Ir ne su tokiais motociklais. Aš neįsivaizduoju, kaip reikėtų mokytis su Britva važiuoti. Labai ilgos pavaros ir iškart greitis didelis. Sudėtinga. Pirmų bėgių, kaip tik lengva, pirmų bėgių visą. Nu, pirmų bėgių, nu. Ir 10, ir 120, ir 160 pirmų bėgių. Ten mokos važiuoti, reikėtų nuvaryti į aikštelę. Šiaip tą neutralią pavarą, nu, priprasit, sudėtinga ją rasti. Aš kol rasdavau, tai minkydavau tą kojytę. Nors ir dabar kartais paminku. Laivi ir moto. Pasekit YouTube Laivi ir moto. Mergaitė važinėjęs motociklu. Kaip tik paskutiniam vlogė, ar ne paskutiniam, aš neatsimenu, sorry. Bet žiūrėjau, sakė, kad su merginom turėjom mes diskusiją. Kokį čia motociklą įsigyti? Tai tipo iš jos išsijuokė ir sakė, aš noriu Britvos, aš noriu Streeto. O Laivi ir moto sako, aš turiu, koks ten pas tave yra Laivi ir moto, aš neatsimenu, enduro, ne motociklas kažkoks tai. Ir tipo seniukų motociklas, senelių motociklas, o ne, seniukai. Nėra seniukų motociklų, nėra jauniklių motociklų. Aš kaip ir sakiau, nežiūrėkit mados, žiūrėkit tai, kas jums yra patogu, tai, kas jums patinka. Pats pamiršau posūkį išjungti. Žiūrėkit tai, kas jums patinka. Nu, jeigu jums patinka Britvos, nu tai why not? Bet negalit sakyti ant žmogaus, kad jis yra senelizas vien dėl to, kai jis vairuoja tokį ir tokį motociklą. Nu, aišku, čioperis. Aš čioperių nekenčiu, aš nežinau, kodėl čioperę tik nepirkit. Ne, šiaip juokauju, čioperiai irgi nieko prieš. Bet čioperistai, please, jeigu važiuojat, nu tai pasisveikinkit su Britva, nu tai what the fuck, kas čia yra? Kodėl čioperistai jūs pasikėlę negalit? Kodėl čioperistai jūs negalit sveikintis su Britvistais, pavyzdžiui, arba su motoroleriais? Aš iš vis nesuprantu, kodėl negalit su motoroleriais sveikintis. Motociklas nėra kažkoks tai... Nu aišku, gražu jį pasižiūrėti, gražu žmogus ant jo. Čia tam tikras lyg ir fetišas, žinai. Bet aš sakau, kiek yra motociklininkų, įskaitant ir mane, aš su motociklu tik tais pasifilmuoti. Instagram'e sėdėti, kad gražiai atrodytų. Nevažinėjau, man jis nepatinka. Jo. Čia buvo Proudas ir Aurimas su Kava ZX10R.
Ir mes važiuojam polsiauti ir žiūrėti, kas įsirašė per vlogas. Užvadinsiu šudiniausias vlogas, šudiniausia vairavimo pamoka. Kaip tau Britvist gali mokėt važiuoti su motociklu? Oh my god, neįmanoma.